bažnyčios nėra, viskas, mūsų O turto jūs nėra. pirma pamatėte? Ne. Čia Kada nežinau, jūs kas čia pabudot? pirmi pamatė, tiksliai, nes jau prieš 3 degė. Jau prieš 3 O jūs degė. kada pabudot? Mes pusę kažkur 4. Tiesiog nuo dūmų jau turbūt? Ne, ar nuo šviesos. ne? Nuo šviesos buvo šviesų labai. Ir ką darėt? Nu, nieko, ką čia darysi, nu. Kas čia iššaukė šitą gaisrinės, kas kur ką. Gelbėjom namus, kad neužsidegtų. Vyra, tai baisu iš tiesų galėjo. Nu, tik visą laimę, kad kryptis į kitą pusę. Kur vietoj čia buvo tas altorius ir kur čia užsidegė galimai ta bažnyčia? Kur užsidegė tikrai Ar kur nepasakyčiau. liepsna buvo? Žmonės minėjo, kad nuo bokštų čia bokštai stovėjo, gale, sakykime, bažnyčios prieėjimo prie tų 2 kolonų, o per bažnyčią žvelgiant į centrą, tas kraštas aukščiausias, kur buvo apdegusios sienos, tai tas zakristiją buvo, ir centras va matyti, tarsi altorius vaslytės akmeninis, ir ten tabernakulio vieta. Bet ta vieta ir buvo altorius apsuktas į žmonės, ir žmonės tas buvo 2 altoriai. Taip, suolai buvo tik abiejose pusėse ir net prie sienų po suolą. Ir štai vargonai čia maždaug šitoje vietoje, kur esam. O dabar, kai bus kita bažnyčia, bus statoma? Tikrai nieko nežinau. Skalena lėšos ir žmonės, žinoma. O kodėl tai vėlai pamatytas buvo gaisras? Naktis buvo. O kas pamatė, pranešė? Parapiečiai, net nežinau kas. Pamatė Lukankos šitas Kęstutis. Tas pirmiausia paskambino gaisrą. Ir jau buvo taip įsiliepsnoję, kad tiesiog jau buvo neįmanoma nieko padaryti. O gaisro priežastis žinoma? Nežinau. O spėja, kad gal kokia žvakelė tikrai? Arba elektra. Arba elektra, arba žvakelė, kitas čia Na, negali. bažnyčia. O kurių metų buvo statyta? Statyta šita tai 1000, kaip čia sakė, vargonai 1800 ten tenais. O šit bažnyčia tai 1500, bet jau jinai 3 kartų, kad čia dabar. Atstatoma? Nu, O kur dabar melsitės? tiesiog Prienuose. nežinom, arba priėmė, arba lytis, tai žinot, kas turi mašiną, tai, o jau, nežinau, kaip čia, Marijos radija. Dabar kolistis. Nes iš tikrųjų tai miestelis pats yra ir augantis, ir, sakysime, aplinka tvarkosi gražiai ir liks, kad be bažnyčios tikrai ne. O visa kita, tai aš tikrai ir mintyse permašiau, kad bandysim ir sąskaitą atidaryti, kur prašysim paramos iš kaip eilinių piliečių ir galbūt kreipsimės ir į organizacijas, ir užsienyje. Nu tai toks greitas pamąstymas, kad iš tikrųjų manau, kad vien tik tai savo jėgomis tikrai neatstatysim, bet žmonės vis tiek yra geranoriškų žmonių, kurie tikrai